atiduosi, ko mes tavęs prašom, tai gausi nors tiek, kiek mes tau duosim. O jeigu neatiduosi, tai negausi iš viso nieko. Kad kai su mumis kažkas tai atsitinka, negero, ir nors mes negalime įrodyti, kasgi tai padarė, tačiau kaltininką mes visada žinome. Korumpuota teisėsauga negali apginti asmens, o priešingai jinai persekioja jį, to korupciją atlikusio interesais. Ir niekaip kitaip šita grupuotė neveiks, nes jos pats veikimo pagrindinis principas, ant kurio jinai stovi, tai yra melas, korupcija, smurtas, visas buketas nusikalstamų priemonių. Reiderystė – tai agresyvus svetimo verslo užgrobimas. 90-aisiais Lietuvoje reideriai dažniausiai veikdavo pagal pilkąją schemą, kai įbauginant įmonių savininkus, iš pradžių perimama nedidelė dalis įmonės akcijų, vėliau kontrolė ir galiausiai visas turtas 100% perkeliamas į reiderių valdomą įmonę. Juodosios reiderystės strategija paremta verslo savininko šantažavimu ir atvirų grasinimų jam ir jo šeimos nariams. Vienas iš ryškiausių juodosios reiderystės pavyzdžių Lietuvoje – stambi statybos įmonė Mitnija, šiuo metu priklausanti Dariaus Mockaus valdomai Darnu Group. Tai Mitnijos atvejis yra garsus tuo, kad Mitnijos steigėjas ir savininkas reiderystės pasėkoje jo atžvilgiu vykdyto emocinio, finansinio ir visokių kitokių, kokių tik tai galima ten buvo prigalvoti, kurių mes gal net ir nežinom, bet galim nujausti. Tai žodžiu, smurto pasėkoje žmogus nusižudė. 2006 metais Mitnijos įkūrėjas Antanas Gureckis ir jo žmona Violeta įmonės akcijas pardavė koncerno MG Baltic antriniai įmoniai MG Baltic Investment. Pagal susitarimą su naujaisiais savininkais, Gureckis liko vadovauti įmoniai. Baigiantis sutartam laikui, Mitnijos savininkai pateikė keletą ieškinių dėl neteisėtų Gureckio veiksmų einant vadovo pareigas. Ieškovai reikalavo atlyginti tariamai padarytą žalą, kurią įvertino keleriopai daugiau, nei Gureckių šeimai buvo sumokėta už perleistą įmonę. 2010 metais, neatlaikęs spaudimo ir psichologinio smurto, Gureckis nusišovė. Reiderystė ir pasireiškia tuo, kad nusikalstamų būdų yra pradedamas spaudimas asmenį parduoti savo akcijas ir palikti tą įmonę jiems pilnai. Tam yra pasitelkiamos visos priemonės. Tai šiuo atveju jis kreipėsi į teisėsaugą, nurodydamas, kad jo atveju yra naudojamas smurtas, šantažas, kad areštuotos visos jo sąskaitos ir jisai yra paliekamas be pinigų, be pragyvenimo šaltinio, be įmonės, kurią jisai įsteigė, kuriai vadovavo. Ir vietoj to, kad teisėsauga būtų apgynusi Gurecką, atvažiuoja iš Vilniaus speciali grupė ir pradeda kratas. Tai va tų kratų eigoje jisai ir nusišauna. Matosi, kad žmogus prarado viltį, kad teisėsauga jį gali apginti ir suprato, kad korumpuota teisėsauga dabar jau su juo susidoros. Tai yra pavyzdys, kaip pasijungia korumpuota teisėsauga
ir ką korumpuota teisėsauga gali padaryti. Man teko bendrauti su žmona ir dukra, tai jos man sakė, kad jų visų atžvilgių buvo naudojamas smurtas ir buvo jiem aiškinama, kad jiem reikėtų greičiau atsisveikinti su visu, ką jie ten dar turi, nes kitaip bus prastai. Našle likusiai Violetai Gureckienei buvo iškelti dar keli ieškiniai. Bendra ieškinių suma, sujungus juos į vieną bylą, siekia 76 milijonus litų. Našlės kova teisme truko daugiau nei 7 metus. Ieškovai iš našlės vis tiek išsiplėšė 5 procentus ieškinio sumos. Ir jie persekiojo žmoną su dukra dar 7 metus. Reiderystė pasireiškia tuo, kad iškelia nerealius ieškinius ir prašo areštuoti tų žmonių turtą, iš kurių neva siekiama išieškoti tų pinigų. Tokiu būdu žmonės yra paliekami be pragyvenimo šaltinio. Ir tada daromas paraleliai spaudimas, kad jeigu tu atiduosi, ko mes tavęs prašom, tai gausi nors tiek, kiek mes tau duosim. O jeigu neatiduosi, tai negausi iš viso nieko. Ką pasakojo žmona ir dukra. Tiesiai šviesiai nurodė, kad iš tiesų jos gyveno taip, kad vos pragyveno. Tai gyveno reiškia besiskolindamasis pragyvenimui pinigų iš artimųjų ir draugų. Tuos visus metus, kol nesibaigė teismai. Spaudoje yra Mockaus komentaras į žurnalisto klausimą, kas čia atsitiko su tuo Gurecku ir kodėl dabar žmona ir dukra nurodo, kad pats Mockus dalyvauja šitame visame. Ne tik Kurlianskis, bet ir pats Mockus. Tai Mockus atsakė kažką tai tokio, kad tom moteriškiam turbūt protas pasimaišė, todėl jos ir šneka nesąmonės. Iš principo tai apibūdina tų žmonių cinizmo, žiaurumo lygį, kad jisai viešai moterų, kurios prarado vyrą ir tėvą atžvilgių, gali pasakyti, kad jos kuoktelėjo. Tai taip, jos tikrai turbūt tuo metu ir galėjo kuoktelėti, nes atsitiko baisi nelaimė. Bet jos tikrai žino, dėl ko ta nelaimė atsitiko ir mes puikiai žinome, kad kai su mumis kažkas tai atsitinka negero ir nors mes negalime įrodyti, kasgi tai padarė, tačiau kaltininką mes visada žinome. Šiuo atveju vėlgi aš niekiek nebijoju, kad korumpuota teisėsauga negali apginti asmens, o priešingai jinai persekioja jį to korupciją atlikusio interesais. Ir čia jau pasirodo tada tie veikėjai, kurie teisėsaugos lygmenyje dengia šitą nusikalstamą organizaciją. Visą šitą operaciją važiavimo į Kauną ir Gurecko sodinimo organizavo Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Jancevičius. Ramutis Jancevičius, vienas pirmųjų prokurorų, 1990 m. kovo mėnesį prisiekęs ištikimai tarnauti atkurtos Lietuvos Respublikos nepriklausomai prokuratūrai. Vilniaus apygardos prokuratūrai Jancevičius vadovavo beveik 20 metų. Tarnybą baigė 2016 metais, skųsdamasis pablogėjusia sveikata ir netrukus įsidarbino į koncerno MG Baltic rizikos valdymo vadovo pareigas. 2022 metais, eidamas
64-uosius Jancevičius mirė. Kaip žinia, tie teisėsaugininkai daugeliu atveju pakliūna į organizaciją, su kuria jie vienaip ar kitaip susiję. Jeigu tu dirbai mums, tai mes mokėjom, kai tu dirbai tau, tai tada, kai tu jau baigei tą savo valdišką darbą, tai tada mes tavim pasirūpinsim ir toliau. Tai vienas iš legalios korupcijos formų. Šalia Mitnijos buvo bandoma tokiu pat būdu paimti ir latvišką Mitniją, atitikmenį latvišką. Mitnijos scenarijus buvo pritaikytas Latvijoje. Kai 2007 metais bendrovė MG Baltic Investment už 1 50 000 latų įsigijo 75% statybų bendrovės Kalnozolts Celtnecyba akcijų. Netrukus buvusį šios bendrovės direktorių ir įkūrėją Valdį Kalnozolą lietuvių akcininkai apkaltino neskaidriu sandoriu ir pareikalavo atlyginti beveik 6 milijonų latų tariamai padarytą žalą. Rygos teismas MG Baltic Investment ieškinį atmetė kaip nepagrįstą. Latviškas atvejis tik patvirtina, kas vyko Lietuvoje, ir atvirkščiai lietuviškas Mitnijos atvejis patvirtina latviškos Mitnijos. Kai žmogus nežino, su kuo jisai tiesiog turėjo reikalų, tai tada jisai tiesiog ir nesupranta. Ir tada ir jam kyla tas klausimas, tik aš nesuprantu, kodėl jie areštavo mano visas sąskaitas. Iš kur aš žinau, vėlgi, ir kodėl aš galiu teikti, kad tai buvo. Tai tas pats buvo pritaikyta mano atžvilgiu. Ten tų vadinamų skyrybų su Mockumi. Visomis priemonėmis buvo bandoma apriboti bet kokį mano galimybę gauti bele kokias lėšas, iki kol aš nepriėmiau Mockaus sąlygų. Kai reikėjo dalintis turtą, aš atvažiavau į ofisą, tai manęs į ofisą neįleido, nes pasirodo, ofisą jau saugojo EKABA. Saugos tarnyba EKABA priklausė reiderystės atvejais garsėjusiai organizacijai Status, kurios prezidentas ir pagrindinis akcininkas buvo prastos reputacijos asmuo Alvydas Bieliauskas. Nuo 1999 metų iki mirties 2006 metais Bieliauskas veiklą tęsė bendrovėje Status ir partneriai. Darius Mockus per vieną Minvistos grupės įmonių valdė 50% Status ir partnerių akcijų iki 2001 metų. Pats Bieliauskas tai žmogus buvo, kuris nedidelis toks vyrukas, bet tokia labai griežto pikto veido ir pas jį 2 pistoletai. Jisai vaikščiodavo su 2 pistoletais ir dar 3 gali būti čia. Ir reiškia, savo bendravime, savo komunikacijai siejo tokį įspūdį, kad jeigu tu dabar nepadarysi tai, ką aš tau sakau daryti, tai gali būti nušautas. Va čia ir dabar. Tokiam amplua veikia Bieliauskas. Tada buvo 2 veikėjai, tos EKABOS veikėjas Bieliauskas ir EKABOS advokatas Živoltas. Būtent jie pas mane atvažiavo ir pasakė, kad dabar jie su manimi dėrėsis dėl tų visų turtinių reikalų, nes Mockus juos neva įgaliojęs. Ir tada paprastas pasiūlymas buvo, tai arba priėmė, jie jau siūlo. Sprendžiantis asmuo Mockus. Sprendžiantis, bet jie jau siūlo.
pasiūlymas buvo ir būk protingas, paskubėk, nes su kiekviena diena pasiūlymas mažės. Tai reiškia, kaip jau ir minėjau, Gurecko atveju. Panaši situacija, tik tai vietoje kabos dalyvauja jau prokurorai, tada pakilėta į kitą lygmenį. Šiuo atveju mano atžvilgiu atkeliauja banditai tiesiai. Atsilaikyti sudėtinga ir iš principo tada žmogus esi desperatyvioj įtampoj ir strese, tiesiog nežinai, ką daryti. Ir jau tada giniesi, kaip įmanoma gintis. Visas šitas procesas tęsiasi, gerą pusmetį. Be pinigų, be pragyvenimo šaltinio ir su EKABA, jeigu tu nori pasišnekėti apie tai, kaip tu tuos pinigus gausi. Mano atveju tai buvo milžiniškas pažeminimas, grinai asmeniniam lygmenį, nes kaip būtų, aš buvau prokuroras savo supratimu ir su tokio pobūdžio veikėjais kaip Bieliauskas ir panašiais banditais, jokių dėrybų neturėdavau. Įžūlumo ir agresyvumo ar dar kokių nors ribų šitų asmenų veikloje nėra. Pas juos yra vienintelis tikslas pinigai ir jie įsivaizduoja, kad pinigų pagalba jie gali padaryti bele ką. Su smurtu ir spaudimu yra susidūrę visi, pradedant nuo teisėsaugininkų ir baigiant politikais. Ir niekaip kitaip šita grupuotė neveiks, nes jos pats veikimo pagrindinis principas, ant kurio jinai stovi, tai yra melas, korupcija, smurtas, šantažas, visas buketas nusikalstamų priemonių. Reiderystės istorijų yra ir daugiau. Kai privatizavimas jau buvo pasibaigęs, reiderių taikiniais tapo didžiausios ir vertingiausios įmonės, tokios kaip dienraštis Lietuvos rytas, koncernas SBA, bendrovė Utenos trikotažas, Tele3 televizija. Tai dabartiniam etape, iškilus šitom visom istorijom, kaip būtų tam Masiuliniam, Kurlianskiniam, iškyla toks labai liūdnas vaizdas. Panašu, kad visiems, kurie veikia nekorupciniais būdais, nebėra čia ką veikti. Jeigu aš veikiu be korupcijos, tai su konkurentu, kuris veikia korupcinėmis priemonėmis, aš sukonkuruoti sąžiningomis priemonėmis negaliu. Tai reiškia, kaip verslininkas, aš tiesiog esu priverstas pasitraukti iš verslo, jeigu kalbėti apie verslą. Tai iš principo tada pakerta sveikos konkurencijos pagrindus. O ant tų pagrindų juk stovi pats verslo principas, yra konkurencija.